Esu Ula, turiu klausos negalią, esu nepragirdinti jau nuo 2 metukų. Būtent 2 metukų susirgau ir man gydytojai sudavė per daug antibiotikų. Pažeidė tiesiog klausos plaukelius ir to pakako, kad išsivystytų ta klausos negalia. Tai susideda su tokiais sunkumais, jog prieina prie žmogus, kažką nori pasakyti, kažką ką. Ir tada tiesiog lieki toks, kur jeigu neišgirsti po to 20 karto, tai tiesiog nusišypsai, nusiramini, čia taip yra, tu nieko nepakeisi ir viskas. Įsiėmus aparatus aš girdžiu, aš galiu susišnekėti, aiškiai lūpų skaitau. Šiuo metu studijuoju kineziterapiją ir savanoriauju pagrindą Pagavos bendruomenei. Siekiu kuo geriau pasibaigti savo studijas, būti tiesiog geriausia savo srities specialistė ir tiesiog dar labiau aišku įsitraukti į Pagavos veiklą visą, nes vis tiek tai yra nuo pat vaikystės mano tokia kaip yra trauma, yra kažkoks gili prasmė. Negalia tai yra kaip išlikimas, bet su pergalė tiesiog. Tu žinai, kad tu laimėsi.